Jeigu yra pastūmo uždiško, biškį didesnis kiekis, jie pradeda šalti ir prišala prie odos. Tada jų nebeatkrapštys. O jeigu yra plika oda, sėda jos užbėga, sudarė oro pagalvę ir nuspūda viską. Ir nenutiko nieko nei rankai, nei žmogus. Žmogus iš to pasveikti. Kokį, žinot, koks azotas skonis? Ar ne? Norisi žinot, koks azotas skonis? Tai giliai įkvėpti. Ir paėsite. Jeigu noryčiau, tai tada pradėčiau daug bezdėti arba reaugėti. Nes jis nesušalti. Jeigu nedidelis kiekis. Jeigu kiekis didesnis, tai pradėtų šalti, bet kadangi vidaus organai yra šiltesnis, pradėtų labai greitai plėstis ir plyštų skrandis arba kažkas. Taip, tas pats veikia. Dėl to jo nelabai galima naudžiauti. O jeigu taip paskaičiavus, tai ką, haliucinacijos irgi? Haliucinacijų nelabai. Tai panardymas, sako. Ne, panardymo tai taip būna. Bet šitą prasme, jeigu tu jo išgersi daugiau, tai to plyš vidaus organų. Jis labai plečiasi. Vat jeigu turėtume kažkur bonkę, nors tai tokį plastikinį buteliuką. Uždaro plastikinį buteliuką. Tada pademonstruočiau. Nes azotas plečiasi iki 700 kartų. Sprotų. Tuo prasme, taip, su svoriu tai yra sunku, nes jis iš vidaus. Gerai, dabar persikeliam ten ant žolyno. Dabar azotas jame šliuoja ir plečia. Tai truputėlį užtruks. Nes kadangi aplinkoje yra šalta ir jis mažai šilumos negali pasimti, plius žemė jis atšaldo, ant kurios stovi ir vėsta. Bet kaip matom, buteliukas plečiasi ir pamatysit, buteliuko forma jau dabar matosi, kad keičiasi. Jis ten buvo Vytauto buteliukas, o priekis jau prie kaklelio jau gana smarkiai išstorėjo. Vis dabar truputėlį reikia palaukti, truputėlį reikia turėti kantrybės. Jis, kaip minėjau, plečiasi iki 700 kartų. Tai yra iš 1 litro. Koks ten slėgis gaunasi? Ten slėgis gaunasi didelis, apie 200 atmosferų. Viduje, kai buteliukas jau nebeatlaiko. Geriausiai gaunasi su Coca-Cola, nes jie iš storiausio plastiko. Yra. Coca-Colas mažiukas. Taip. Ir Coca-Colas buteliukas mažas išsipučia kažkur iki 1,5 litro. Nuo pusilitrinio dydžio. Ir buteliukas jau dabar matosi, kad jis visas yra toks kaip balionas jau keičiasi. Jeigu didžiau jį pasižiūrėjus. Čia palaukti truputėlį reikia. Vasarą tai vyksta viskas labai greitai. Taip, nes dabar žemė tai irgi. Kur žemė, kurioje vietoje stovi, žemė jau atvėsina ir žemė yra užšalusi. Pats paviršius. Iššalęs ir iš jos jis nebegali paimti šilumos. Bet galėtų tikrai fizikai nueiti pašildyti jas. Žiautuvėlį palikau. Bet galėtum kaip? Savo paskolinsi žiautuvėlį. Savo kūnų. Tai čia tik tai efektas. Taip, čia tik tas efektas. Tai tikrai jokių. Jo, pasiekmių jokių nėra. Nu, nebent išgąsti žmogų. Garsas. Taip, tas pats garsas. Bet ir šiaip, prie fakulteto mums tokius dalykus jau yra uždrausta daryti. Nes šiukšlinė pakilo 8 aukšte ant stogo. Nes mes tai darydavom prie fakulteto, padedi buteliuką, ant buteliuko užverti šiukšlinę ir pakildavo iki 8 aukšto ant stogo. Įsileido. Nu ir dekanas sakė, baigi tokius savo eksperimentus, tokius išsidirbinėjimus. Nes ne visi yra fizika. Taip. Nu tai kai buvo prieš 3 metus, kai buvau pirmam kurse ir pasaulėtikai pasivaikščiojom, pasprogdinom tai butelius. Tai paskui kitą dieną Respublikoje ar Lietuvos rytą rašė, kad saulėtikį siautė teroristai. Nes pastoviai grabė sprogimai, policija neišsiaiškino, kas čia vyko. Geras, Buteliukas, bet išsitaškė. Skutelius.